metai, kad mes aplenktumėt greičiausias, didžiausias laivas. Tai taip neatsimenu, kada yra buvę, bet nežinau, tiesiog ta pati prognozė tai buvo realiai visiškai netitiko. Buvo tikrai biškį daugiau vėjo negu planuota, turėjo išvis baigtis vėjas, bet mums užteko ir to vėjo tikrai buvo daugiau negu turėjo. Bet mūsų kursai aštrus su genakriu buvo, tai mūsų laivo kursai greiti, dėl to ir pavyko greitai atplaukti. Buvo visko. Ir nebuvo taip paprasta. Ir vėsu buvo, ir paskui šalčiau, ir karščiau tapo. Ir aišku, kalbant apie sportinę kovą, visas lenktynės, tai žinoma, buvom šalia visą laiką. Buvo ir gerų momentų, buvo ir tokių, kur labai nepatiko. Mums, pavyzdžiui, kad lipo ant kulnų ir pasirodė vaistų, nežinom, kokių čia imtis. Toks ir buvo plaukimas. Ir aišku, paskutinėje atkarpoje galbūt mums geriau tiko tas vėjo kampas mūsų būriam, labiau tiksliau, tai mes truputėlį pabėgom. Tiesiog nieko nedarant, plaukiam, garantuoju, tą patį darė ir jie. Tiesiog mes geriau vežė, kaip sako buriuotojai, tos mūsų būrės ir tai leido mums labai nedaug, žinoma, ten, bet leido kažkiek tai atsiplėšti. Ir tai va, toks jau pabaiga jau buvo tokia ramesnė truputėlį, o taip tai buvo, įtampos buvo, žinoma. Vytis iš tikrųjų tam tikrą prasme kažkuriais tokiais kursais, kaip šiandien buvo Fordakų, plaukiant po vėjų, ilgo distancija yra netgi kažkuria prasme geriau. Neskaitant to, kad visada būti priekį jau yra geriau, reiškia, bet pati pozicija yra tokia patogesnė. Tu matai, ką priešininkas daro, anksčiau reaguoji ir taip toliau. Tai iš tos pusės, taip, tai mes galbūt daugiau tokių klaidelių darėm, jie jas visas rankiojosi po truputėlį, priartėjo prie mūsų, bet visai be streso, visai ramiai. Paskui laviruotėjai buvo truputėlį, vienu halzu, kai pasiėmėm ženklą, pradėjom laviruoti, prieš vėją plaukti. Labai gerai, tai jam buvo neviltis, o kitų halzų pamatėm, kad kažkaip persireguliavom ir neberadom to. Sunkiai irgi reikėjo padirbėti ir taip bandėm biškį. Tas vėjas silpo visą laiką, nes stovėjo toks vietoj stabilus nebuvo, vis mažėjo po truputėlį, vis reikėjo perreguliuoti. Tai mes taip ir nespėjom pasigauti iki galo. Bet vis tiek gavosi gerai ir priekį paėmėm ir paskui viskas. Ir paskui namo finišas. Labai paprastas.